Sveiki, jie. Taigi, turim 44 dienos rytą, kaip keliaujam į Atėnus. Ir galimai paskutinį rytą, kaip keliaujam į Atėnus. Jeigu šiandien užteks jėgų, užteks miego ir panašiai, tikiuosi pasiekti Atėnus. Tai žodžiu, turim dabar po 7:35, bet miegojau labai blogai, nes toks nerimas buvo, kažkoks šėlėja naktį, vėjas buvo ir panašiai. Tai nežinau, kaip ir sakiau, kažkaip čia nejaukiai, žiauriai jaučiausi ir panašiai, ir dėl to dviračio kažkaip pergyvenau. Tai atrodo vis, kad kažkas ten kažką sukrapšt, kokią vieną dar kažko, atrodo, kad kažkas bando tą dviratį vogti. Tai buvo net taip, kad 1:30 nakties kažkur ėjau į lauką pasižiūrėti, ar dviratis tebėra. Tai manau, kad užmigau truputį po 2 jau su visa, nes čia pilna įrodų kambarį buvo, tai tie įrodai mane puolė ir tas nerimas kažkoks čia dėl to dviračio buvo. Tai žodžiu, sunku ir užmigti buvo ir tie uodai trukdė, čia žodžiu nesąmoningai buvo. Bet pirms dalyks vos tik akis pramerkiau, pasižiūrėjau laikrodį ir iš karto į balkoną nuėjau pasižiūrėti. Tai nors dar biškai tokios akis užtraiškanojusis yra, nelabai dar gerai matau, bet lyg tai stovi dviratis. Tai nežinau. Po 7:38. Nu ką, stengiamės, ką žinau, iki 9 išminti. Ir jeigu 9 išminsiu, kažkada kavos reikia sustoti dar kažką, atsigerti, papusryčiauti ir bandyti šiandien 1500 sukilimą įveikti ir 100 km. Neskamba baisiai lengvai, bet skamba veikiamai. Nu tai, turim be 29, atvariau prie dviračio, viskas kaip ir tvarkoj, tenais tašikės pasidėsiu. Čia matot, kažkoks šiukšlynas, ką žinau, atvariau čia, mašinas apleistas kažkokias. Žolynė nupjauta, visų lapų pilna, purvina. Atvariau, tikrai čia blogos nuojautos buvo apie visą šitą reikalą, bet nežinau, išmiegojau šiaip taip, nors ir mažai, kokias 5 gal valandas, 5,5. Ir tie uodai puolė naktį ir šiaip mintis visokios linda į galvą čia dėl to hotelio, tai bet viskas okei. Tai žodžiu, dedos tašikės ir po truputį juda. Žodžiu, pradedam be to šiandien nuo 3904 km. Na taigi, iškilom jau į kelią, bandom grįžti čia į tą maršrutą. Nelabai čia daug man reikėjo nuklysti, 1,5 kilometrą kažkur, nieko baisaus. Tai šiaip jėgų tai labai kažkaip mažai šiandien atrodo. Čia iš karto į tokį mažą kalniuką kilti ir iš karto jaučias, bet nieko nevalgęs dar šiandien, nei kavos gėrės, nieko. Čia greitai atsikėliau, nusiprausiau, viską susidėjau ir išvariau iš karto. Tai prieš gerą valandą tik tais atsibudęs tai esu. Viskas bus gerai, manau, sustosim kažkur, rasim kažkada kavos, užkasti kažką pavalgyti, pusryčius. Truputį geriau, tikėkimės, viskas bus. Tai minam ir tikiuosi, kad šiandien išeis pasiekti Atėnus. Taigi šiandien, kaip minėjau, laukiu ne 1500, o 1,6 km. Tai 1600 metrų sukilimą, truputį daugiau negu sakiau. Ir laukiu 2 tokie riebuoki kalnai ir vienas kalnas. Jau kaip matau po truputį prasideda, toj parodysiu. Taigi vienas jau matau, po truputį čia prasideda tas kalnas.
Tai čia bus už kokių 7 km. Kažkas tokia, kaip jau prasidės. Tai tikiuosi, iki tų 7 km rasiu kažkokią degalinę ar kažką, kad bent jau kavos pasiimti ar energetinę kažką, kad biškį energijos tos būtų. Nes dabar toks be energijos ir be miego jaučiuos. Jeigu čia iš karto į riebų kalną reikės varyti, tai ir vandens, bet to irgi neįspūdingai turiu. Tai nežinau kaip čia, kas. Reikia būtinai kažką rasti. Žodžiu, radau kažkokią karanukę. Pasiėmiau kavos, pasiėmiau vandens, iškart pasipildyti ir kažkokią bulką radau, neįsivaizduoju, kas čia yra, bet sais, nes valgyti noriu ir to į kalną reikės kilti už kokių 5 km, tai suvalgau tą bulką, atsigeriu kavą ir rydu. Nu, kažkiek tais užkandau, kažkiek tais atsigeriau tos kavos, gal truputį geriau jaučiuos, kad kaip tai čia? Tik tais, kad žiūriu, kad dangus čia neaukės, viską čia su šortais maikė minu. Dabar ką tik kavos atsigeriau, bet vis tiek vėsoka. Gal nepradės lyti, bus matyt. Nu va, ir prasideda tas kalnas. Neatrodo super duper baisiai, bet nemenks. Ir pakankamai ilgai atrodo teisės, apie kokį 10 km kažkas tokia. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, ar užteks energijos rytinės užminti čia į tą kalną, ar reikės pasistumti kažkur. Nu, apie pusę kalną užmyniau kažkur tais. Tai turiu apie 225 metrų sukilimą. Tai iki pat to kalno galą apie 500 metrų bus sukilimą. Kol kas dar nebuvau nulipęs, ein paminti. Stačiausia kol kas įkalnį 8 procentai buvo. Šiaip apie 6 laikus. Nu tai ein paminti. Žiūrėsim, čia iki galo ištempsiu, ar neištempsiu. Bet to dangus, nežinau. Neįspūdingai atrodo. Porą laušų buvo pirmai nukritę. Dabar liktais vėl nelyn. Bus matyti, kaip čia šiandien bus su to lietum. Nu ką, įveikti tas kalnas. Buvo 400 sukilimą per tą visą kalną, ten apie 10 km. Ir degalinę tokią užmačiau. Sakau, sustosiu tai degaliniai pasiklausyti dėl to nežinomo kelio, kur čia vis pergyvenu nuo vakar. Kad nebūtų vėl taip kaip čia užpraeitą dieną tenais tose džiunglėse. Tai pasiklausiau ten tų degaliniai dirbančių žmonių. Žodžiu, sako, kiek žinau, turėtų būti geras kelias. Nu tai tikėkimės, kad bus geras kelias. Čia nežinau, koks 10 km gal iki to kelio pradžios liko. Tai pažiūrėsim, kaip ten kas. Nu bet taip neturiu pasirinkimo, nes dėliojaus pravažiavimą. Tai tik tais protenais man ten važiuoti, kitaip nelabai gaunas, nei kad ten daleiskim 10 ar 20 km per aplinkui kažkur važiuočiau, neinu. Nes ten kitur yra autostradas, į autostradą aš vis tiek neįvažiuosiu su dviračiu. Tai žodžiu, vienintelis variantas tenais, o kas ten to kelias lauk, pamatysime už kalnų. Atėnai 112 km, artėjom po truputį. Taigi, čia dabar suksim į dešinę ir matysim, kas čia manęs lauk. Jau matau, kad lauk žvyrkelis. Ar ne? Jo, žvyrkelis. Nu, jeigu tik tai toksai kelias, tai čia no problem. Bet tai čia ir rodė tą pradžią kelią žvyrkelį, o paskui rodė nežinomą kelią. Nu tai neaišku, kaip čia bus. Jeigu taip čia bus, nežinau, kiek ten tas kelias tęsis, 10-15 km kažkas tokia. Tai jeigu toks ir bus 10-15 km, tai viskas okei. Įveikiama. Tikiuosi nereikės per laukus kažkokius grinai važiuoti, ar per krūmus, ar kažką tokį. Toksai, tai čia visai dar padorus. Na, tarka, bet išgyvenama. Viskas okei, palyginus.
Čia uolas kažkokias. Čia kažkur turėtų būti ir netgi įėjims į tas uolas. Tenais, dar šunis čia matau, bet gal niek. Šunis karvės. Visai čia gal nieko būtų į kokią uolą įlysti. Bet tenai žiūriu, uoluose ir karvės sulindusios. Kažkur mačiau per telefoną, kad 2 įėjimai čia į tas uolas yra. Tai gal čia vienas iš tų yra, kur tos karvės. Ir kažkur toliau mačiau, da vienas buvo. Reikės gal staptelti kažkur pasižiūrėti. Be to tenais tas žvyrkelis, kokį 5 kilometrai buvo. O dabar iš viso, va, nežinoms kelias, bet va, asfaltuks. Tai visai neblogai. Tai reikės staptelti pasižiūrėti, kur čia tie įėjimai į tas uolas. Gal išeis įlysti. Čia, kur šita uola po kairę pusę, tenais kažkur turėtų būti įlindims į uolą. Pabandysim surasti. Visai fainai gal būtų, nes buvau prieš tai matęs kažkokių uolų, bet nereikėdavo toliau pavažiuoti, jeigu čia prie pat įėjimą. Tai yra prie pat kelią, niekur čia toli nereik varyti. Gali fainai būtų biški apsižvalgyti. Kažkur tai čia liktais. Na, kažkur čia, bet čia kažkiek krūmai. Nelabai čia matau, kad eitų praeiti kažkur tais. Ir konkrečiai kažkokią kaip įėjimą ir nematau. Bet tai čia ir turėjo būti. Bet nieko nesimato. Jau kaip ir pravažiavau. Pagal žemėlapį žiūrint, nes dabar atsivertęs turiu. Nu, kažkur čia. Čia gal. O, čia jaučiu. Gal pabandyti įlysti. Prasileisti tą traktorių. Apsisuksiu, pasižiūrėsiu, kas ant tuose uoluose. Nu, kažin kur aš čia. Geras šitas uolas, atrodo, eik. Kažina, tik tais čia nėra pilna gyvačių, nes tokie aukšti krūmai, aukštas žolės. Bet vertas rizikuot, manau. Kas čia? O Jezu. Aukštai čia biški. Na, gal nieko neatsitiks šitam dviratukui, toli vis tiek neisiu į tas uolas, apsižiūrėsiu toj. Pasistatau dviratį ir bandom pažiūrėti, kas vidai. Taigi, įlindau čia į tą uolą. Tenais toliau jau reikėtų atsitūpus, atsiklaupus eiti. Tai jau gal nelabai įlysiu, ten po tais akmenim. Jau taip čia visokie voratinkliai belia kokie. Čia be to beeinant į tą uolą. Kažkoks didelis svoris ant kojos buvo užlipęs. Tai greitai nusimušiau. Kokie voratinkliai, pažiūrėkit. Vau. Nesu buvęs dar tokioj uoloj. Bet kietai. Įdomiai čia viskas atrodo. Mačiau, dar paskui toliau bus kažkoks įėjims į uolą. Tai gal irgi reikės pabandyti iššokti. Žodžiu, įspūdingai. Atrodo, tikrai nesigailiu, kad sustojau. Nu, taigi čia kažkur turėtų būti. Pagal tą, ką rodo navigacija. Jaučiu čia šita vieta. Bandom pažiūrėti. Čia net nusakims normalesnis truputį yra. Pažiūrėsim, ką čia turim. Vau. Nežinau, ar čia, ar tenais. Nes ir tenais matau kažkokias yra. Jaučiu, kad labiau tenais. Čia lygtais ne. Toj apsiskau. Ai, sunkiai biški. Čia su to dviratuku. Turėtų čia būti. Šita.
Nu bandom pasistatyti dviratį, pažiūrėsim kaip čia, kas gausis. Nu čia kaip matau, nėra tokia kažkokia siaura gili, čia tokia tiesiog viena didelė labai ertmė ir tiek šitoj auloj. Ana truputį įspūdingesnė buvo. Čia tik tais, kad tokia daugiau ertmės. Ana tokia ir į gilį tenais toliau jie. Nes aš kiek ten paėjau į tą uolą, tai bent jau dar tiek pat, kaip suprantu, tenais turėjai eit paeiti. Da, tenais kažkas biški matau yra. Truputį paeisiu. Pažiūrėsiu, kas tenais yra. Irgi aukštas žuolės čia. Ai ne, čia nieko daugiau nėra. Tai žodžiu, ana įspūdingesnė buvo. Palei mane. Bet vis tiek, per šią kelionę nebuvo tekę į kažkokią salas įlysti. Tai kažkoks naujas potyris, naujas experiences. Kietai. Tikrai nesigailiu, kad sustojau čia, tuose auluose. Gerai, ką žinau, šokom ant dviratuką, bandom toliau kaitinti. Gal dar kažką įdomaus rasim. Ai, be to, kur šiandien tą čia kalną įveikiau, tai jisai buvo tas šits kalniuks. O dabar, jeigu matot, lauk 2,5 kartą maždaug baisesnis kalnas. Tai žodžiu, dabar 6 km bus miestelis kažkoks. Tai reikės stoti kažką jau dabar normaliau pavalgyti, o ne kažkokią ten tą bulką, pasistiprinti prieš tos kalnus. Ir tada, žodžiu, mėginsim tą baisų kalną įveikti. Ir matysim, kaip tada toliau čia viskas seksis šiandien šitoj kelioniai. Bet čia tas kalnas, kur dabar bus, tai bus jau grinai 100% paskutinis kažkoks toksai kalnas iki pat Atėnų. Nes jau ir iki pačių Atėnų tie yra likę 96 km. Tai iki to miestelė 6 km. Tai, žodžiu, pasistiprinsiu ir bus paskutinis kalnas ir paskutiniai 90 km. Tai dabar turim be 15-12. Iki to miestelę, kaip davarysiu, bus apie 12, pavalgysiu viską, kokį pusę pirmos. Tai tą 90 km, manau, užkaitinsiu šiandien. Nebent ten tas kalnas mane nužudys. Bet abejoju, dar nebuvo tokia kalna, kad nužudytų. Nebent to miega trūkums pasijaus šiandien tą kalną bevarant. Na jau tipo, atvykau čia į tą miestuką, bet čia kol kas nėra labai panašu, kad čia kažkokių kavinių būtų ar kažko. Toks, nežinau, kaimšė labiau, o ne miestas. Reikės stabtelti kažkur, pasižiūrėti į navigaciją, ar rodo kažką, kad yra čia kažkas valgoma, ar nėra. Nu bent jau parduotuvėje kažkaip vis tiek turėtų būti. Tai blogiausia eit iš parduotuvės, kažką pasimsiu. Dar truputį pavažiuosiu. Ai, va čia matau, seniai atremti dviratį tiesiai. Reikia stabtelti, atremsiu dviratį ir pasižiūrėsiu. Ar čia yra kokia kavinukė, restoraniuks, kažkas tokia? Ar nelabai čia šitam kaimukį yra kažkuo tokia? Žodžiu, viskas okei atrodo. Čia dar truputį pavažiuoti, kokį kilometrą, 2. Čia dabar tik tais priemiestis to miesto kaip ir prasidėjo. Čia už pusantro kažkur 2 kilometrų. Jau kaip ir centriuko pusė turėtų būti to miesto. Tai rodo, tenais yra, kad pagal centrinę gatvę ten 4 restoraniukai, kavinukės kažkas tokia. Tai bandom čia dar truputį paminti ir matysim, ką tenais gerą rasim. Čia priekyje už tos fūros, ai, bet čia beikeriai. Tai ką žina, kažką normalaus gausi čia, apart bulkas kokios. Čia markets yra. Kažkur čia turėtų da būti. Už kandenių tenais da kažką matau nupiešta. Gal apsisukam į aną, pasipažiūrėsim. Tenais gal kažką rasim. Nes čia
šita va skaitos pagrindinė miesto gatvė. Čia šitoj pagrindiniai miesto gatvėj. Mačiau yra, lygtais 4 iš viso. Kažkokias kaip užkandinės, kad rodo šakutė su peiliu per žemėlapį. Čia gal ir bus kažkas panašiau. Bandom gal čia sustoti. Bandom jaučiu. Vis dėlto ne, čia irgi pasirodo kaip kepyklėlė kažkokie. Irgi priejau tenais prie tų pagrindinių durų, tai irgi balkas visokios nupieštos. Nu kur iš čia važiuojat seniai? Pats nežino, kur nor važiuoti. Man tai į kitą pusę reikia važiuoti. Ir čia tą kepyklą pravažiuoti. Matau, kad dar 100 metrų. 108 metrų. Ir po dešinę pusę kažkur tais bus. Čia už tos mašinas, kur bando išsukinėti dabar. Kažkur tais ten, kur stop ženklas. Va čia turėtų tas pastas būti. Čia turėtų kažką duoti valgyti. Nu gerai, išstojam, bandom pažiūrėsim, ką čia turim. Taigi, atvariau čia į tą restorniuką, pasiėmiau avienas su spagečiais ir pepsi. Tai žodžiu, pavalgom ir lėksim tolyn į kelią dar. Šiandien liko apie 91 km numinti. Na, taigi, pavalgiau. Tikrai skaniai buvo. Tik kad tos avienas tenais, ta mėsikė, kur buvo, tai kokį 5% tos avienas buvo, 5% kaulo buvo, tai... Bet šiaip tikrai skaniai, viskas okei. Tai ta aviena kainavo 15,50, nes ten žodžiu tas meniu viskas graikiškai parašyta, tai nieką net neskaičiau, bet per tą Google, kur susiradau tą užkandinę, nuotraukas buvo sudėtas, tai nuotrauką parodžiau, kad šitą noriu. Tai net nežinau, kiek kainuoja, bet skaniai atrodė, tai ir pasiėmiau. Tai žodžiu, 15,50, bet tikrai skaniai, gerai pavalgiau. Laimingas patenkins, galim įdėti tolyn. Turėtų kažkada prasidėti tie kalnai. Nežinau čia už kiek laiką, bet dabar kadangi pasistiprinęs, tai manau tikrai veiks. Nu, nuo to pavalgymą jau 15-16 gal kokį kilometrų numyniau. Ir dabar matau už 5 kilometrų bus posūkis į dešinę. Ir kaip tik jau prasideda po truputį nemažas sukilims, kaip matau. Tai jeigu už 5 km sukti į dešinę, tai už 5 km maždaug čia tie kalnai. Tai tuos kalnus čia reikės, kur einčia žodžiu kirsti. Tai neatrodo kosmiškai blogai, bet nežinau, sukilimo rodo nemažai, tai žiūrėsim kaip čia bus. Nu, atvažiavau į miestą Tivą ir ką aš čia matau, šiaip man čia reikėtų nusukti, bet matau ženklą. Tikrai reiks įstoti, nuspotinti ten prie to ženklo, kaip visą laiką. Ir lėksim tada tolyn jau savo keliais. Jau išvažinėjau čia iš to Tivas miestelė, žiūri kažkoks kioskelis, kas čia. Tai pasiėmiau energeką, pasiėmiau ledą, biškį atsikvėpsiu, nes čia dabar į kalną kylu ir paskui už to kalną dar vienas kalnas lauks. Tai biškį palisėti, atsigauti prieš tos kalnus. Na, atsipūtėm kokį 10 minučių, suvalgėm tą ledą, atsigėriau energetinį, bandom kelti į tos kalnus. Šiaip rodo 71 km iki Atienų, bet 1100 beveik dar sukilimą, tai čia bus nemažai tų kalnų dar, bet įveiksim, manau. Na, tai dabar jau kaip ir aišku, kur tas paskutinis 1000 metrų sukilimą gaunas. Man šitą kalną reikės kirsti. Kažkur pro kairę pusę, kažkur pro tenais. Ir žodžiu, nu jau čia nemažas atrodo tikrai tas kalnas. Tai kažkaip čia man jį kirsti reikės. Nu, manau, kad įveiksim kažkaip vis tiek.
Laiką dar kaip ir turim, kad tik tais jėgų užtektų. Nu jau truputį arčiau čia privažiavau prie tų kalnų. Nu tai statoki, čia tie kalnai. Bus ką veikti čia iš tikrųjų. Nes kilometrai kol kas mažiai, sukilims nelabai. Tai visas baisams va čia tuose kalnuose manęs ir lauks. Tai jau žodžiu, kaip tuos kalnus įveiksiu ir pradėsiu žemyn leistis, jau tada sakysiu, kaip ir užbaigęs esu. Šiandienos minimą galėsiu pradėti žytis kažką dėl hoteliuko Atėnuose. Matau degalinę, reiks sustoti pasimti vandens, bent jau puslitriuką, nes per abi dvi gertuvės nepilnai vieną pilną gertuvę turiu. Tai čia nežinau, ar užteks man per tą kalną. Čia nelabai panašu, kad čia nei viena, nei kita nepanaši. Tenais dar toliau matau kažką, degalinę ženklą. Bandom tenais stoti ir vandens dar puslitriuką bent jau pasimti kokį, kad 100% užtektų tada jau įveikti tą kalną. Pasiėmiau kažkokį šokoladuką, pasiėmiau vandens ir pasiėmiau fantas. Tai vandenuką susipilsiu, o fantą su tuo dabar suvartosiu, biškį paskrausiu energijos prieš tą kalną. Ir nežinau, gal padangą truputį galinę pasipūsti. Gal ne, gal atlaikys dar. Nežinau, kaip priekinį. Priekinį biškį daugiau oro. Nu gal dar atlaikys. Pažiūrėsiu, jeigu ką vėliau sustosiu, dasipūsiu, bet dar gal normaliai. Iššokau į greitkelį kažkokį, iš to miestelį išvažiavęs. Aišku, vien čia į kalną, bet renkas greitai tas sukilims. Kai buvau tenai sustojęs, tą miestelį, tos fantas atsigerti, buvo apie 9 km, 800 metrų sukilimą likę. Dabar 5,5 km ir 580 metrų sukilimą. Dar kokį 1,5 km čia į viršų paminsiu. Tai dar koks 100 metrų nusims ir tada žemyn biškį pasileisiu. Pasileisiu žemyn ir paskui kits kalnas lauks. Nežinau, visai neblogai čia palyginus einas. O valandų dabar turim po 4-7. Tai iki kokį 8, manau, turėčiau pasiekti Atėnus ir pasiekti hotelį. Nors dar nieką neužsakiau, tai nežinau, kur tas hotelis bus, tai nu bus matyti. Viskas. Paskutiniai koks 20 metrų lieka, bus viršūnė. Po truputį pradėsim leistis. Paskui aišku, dar bus porą kalniukų. Bet šits buvo baisiausias pagal viską žiūrint. Nu, ne tai, kad baisiausias pagal statumą, bet aukščiausiai kilti reikėjo. Kiti bus... Dar 2 bus, man rodos. Bus statesni tokie, bet trumpesni. Šis labai ilgs galas. Čia kokį 12 gal kilometrų. Vien tik į kalną myniau. Tai gerai, pradedam po truputį leistis ir žiūrėsim. Gal kaip tą kitą kalną davažiuosim, kaip ten kas bus. Tai žodžiu, tam kartui tiek. Nu ką, įvažiavom į kažkokį miestelį, 45 km rodo iki Atėnų. Tai stosiu, nieką nepirksiu, nieką nevalgysiu, nieką negersiu. Tik tais taip sustosiu kažkur pailsėti, nes dabar čia nuo to kalną leidaus, taip susilenkęs kaklą, biškį paskauda, rankas biškį paskauda, nes nuo stabdžius spaudinėti reikėjo. Tai truputį kaklą ir rankas pailsinti. Tai kol dar dabar riedu ant 35, tol nestabdysiu tai be reikalą, bet jau kai pats dviratis pradės stoti, tai ir stosiu kažkurtais. Nu ką, truputį atsikvėpiau, judam tolyn, liko 426 metrai sukilimą ir matau dabar čia kaip tik tuoj prasidės kalniuks. Bet čia, kaip matau, nebus jisai kažkoks labai baisus tas kalniuks. Gal koks 100 metrų sukilimą, 120 metrų sukilimą. Tai maždaug iki 300 metrų sukilimą jau numušim. Nebe tiek daug bus likę. Ir paskui dar kažkas lauks ateityje.
Bet taip toli dar nežiūrim dabar. Kol kas dabar šitą įveikiam, tą mažą kalniuką, kur bus čia už kilometrą kažkartais. Nu, iškilom į tą kalną, pradedam leistis. Dabar čia biški nemenks nusileidims bus. Ir kaip nusileisim, lauks tik tais vienas kalniuks paskutinis. Ir viskas bus Atėnai. Tai dabar rodo, kad 35 km lieka iki Atėnų. Tai judam po biškį ir greitai jau pasimatysim Atėnuose. Nu ką, nežinau, ar čia per kamerą jums matos, ar nesimato, bet jau tolumoje tenais matos Atėnai. Nes pagal mano navigaciją 27 km, bet aš esu pasižymėjęs patį centrą. Tai greičiausiai jau tenais tos visos apylinkės Atėnų, arba bent jau pradžia, prasideda. Nes miestų, sakau, namų visokių belekiek, pastatų belekiek. Gal dar ne, gal dar čia kits miestelis vietos, nežinau. Bet žodžiu jau artėjom, jau žodžiu Atėnus. Na vis dėlto čia dar ne Atėnai, čia Elefsina, lygtais miestelis vadinasi. Tai dar iki Atėnų teks truputį pavažiuoti, bet turiu 7 Days'ą vieną kupriniai, rodo 26 km, tai pabandysiu kažkur čia sustoti kokioj stoteliai, dar paskutinį pasistiprinimą padaryti ir damušti savo kelionės tikslą pagaliau. Davažiavau stotelę, kur kėdutės stoteliai. Nu ir tink man. Nežinau, čia bus kur dviratį atremti, bet ką nors galvosim. Nu va, pavalgėm, pasistiprinau, važiuojam iki Akropolę. Be to pamiršau paminėti, čia kol valgiau, užsisakiau hotelį iš karto. Iš pradžių žiūrėjau tenais visokius pigius hotelius, ten po 30 eurų, da kažką, bet ten bendri tualetai, tie kambariai tokie lėvi, da kažką. Nu galvoju, kam čia savi kankinti. Vis tiek čia 44 dienas siekiau čia to Atėnus, kad pasiekti. Tai bent jau šitą paskutinę dieną atvykus reik normaliai pasilsėti, tai pasiėmiau už 49, vis tiek palyginus netoks ir brangus dar tas hotelis. Bet viskas normaliai, tenais ir skalbenki yra, ir keli kambariai, žodžiu, da kažką tikrai tvarkingas atrodo, tai žodžiu, pasilisėsim. Varom link Akropolę, nuvarysim iki Akropolę, kažką pasifotkinsim ir tada varysim iki hotelį ilsėtis. Ir dar prie to pačią, čia dabar kaip buvau sustojęs valgyti, ten tą dviratį į tas kėdes buvau atrėmęs ir šiaip vėjas nemažas yra, tai nuputė dviratį ant žemės. Tai žodžiu, dabar kaip važiuoju, matau, kad priekinių stabdžių rankenėlių, kur stabdyti, klibanti kažkokie yra. Stabda viskas ok, bet tai, nežinau, tokia kažkokie atsilaisvinus atrodo. Tai gal reikės rytoj, kai būsiu Atėnuose, nuvaryti kažkur pasižiūrėti. Ar čia didelė problema, ar čia jokios problemos nėra. Nežinau, veikti, bet tai klipta rankenėlė visa. Be to, čia gatvės visur miestą, tai tragedija bele kokia. Čia buvo keliose vietose traukinių pervažas. Tai traukinių pervažas iš vis aš nežinau, ten su mašina bijočiau važiuoti aš pro tokias pervažas, kad nepamesti važiuoklės. Su dviračiu daintenais ant 10 pravažiuoti, bet tikrai žiauriai bloga kokybė gatvių. Neaišku, kaip bus į pačius Atėnus įvažiavus, nes dabar čia tų Atėnų visokie rajonai aplinkiniai, tiem miestukai mažesni aplinkui. Bet, nu ir taip čia tie mažesni miestukai, tai čia tikrai didelis miestas. Tai žodžiu, ne kažką žiauriai keliai. O, vandenuks atsivėrė pagaliau. Ir toj mačiau kalnas prasidės paskutinis šios kelionės.
nebaisus, bet vis tiek kalniuks bus. Tai iki Akropolė 15 km liko. Tai jau tuoj pasieksim. Žodžiu, važiavau čia, lygtais girdžiu, kad kažkas skambina. Tai žodžiu, sustojau čia į stotelę, pasižiūrėti, kaip čia kas žiūri praleis skambutis iš kažkokią nežinomą numerį. Pasirodo, tas host, kur buvau užsisakęs kambarį, skambina, sako, I'm sorry, sako, užimsiu kambarys, nu normaliai. Tai iš viso, kodėl leidžiu užsisakyti tą kambarį, jeigu nėra to kambarį. Tai dabar tai stoteliai čia prasidėjau kokį 10-15 minučių, ieškojau kitą variantą. Tai dabar kažkokį lėvesnį variantą užsisakiau už 3 kažkelis eurus, dabar net neatsimenu. Bet žodžiu, bendras tualets ten su kitais dalintis dar kažką. Tai iš karto nuotaika visą sugadino. Norėjau normalesnį kambariuką, suskalbenkę viską pasiimti. O tokių variantų jau nebėra daugiau. Tai nežinau. Menu dabar iki Akropolė. Kažką nusifotkinsiu taip toliau. Ir bandysiu kitą hotelę judėti, kur pasiėmiau. Jau pradeda nusibosti, kas 50 metrų čia tie šviesoforai. Mašinų milijards. Nežinau, čia 10 km valandą važiuoji. Nors net minti nereik žemyn, čia leidęs nuo kalno. Bet nein pavažiuoti, nes kelias baisus. Visi maišos, vien šviesoforai. Nu žodžiu, nesąmonė biški. Jau matau, tenais už krūmų Akropolį. Prasideda čia milijonai turistų. Kilometras liko. Bandom kažkaip davažiuoti. Čia per visą tą maišalynę. tą paskutinį kilometriuką pasipotkinsim ir varysim iki hotelio. Nu, kaip ir atvariau, nežinau čia, ar eis man prie patio prieiti. Pagal navigaciją tai parodė, kad atvykau. Čia kažkokie praėjimai yra, bet čia su dviračiu greičiausiai tikrai manęs neįleis. Ne kažką. Net nėra kažkokia kampa normalaus, kur nuotrauką galėčiau gražiai pasidaryti. Kažką sugalvosim gal. Nu, iš čia visai neblogai matos. Ten nevedu, tai nėra šansų man su dviračiu pakliūti. Nebent rytoj, jeigu pasimsiu laisvą dieną, gal išeis apsilankyti. Bet matau, čia žmonės užlipę fotkinos. Tai nežinau, bandyti gal kažkaip užsinešti čia tą dviratį. Čia status laiptai. Sunku su tą dviračiu bus, bet nėra pasirinkimo, reikia. Pradėjau žodžiu neštis dviratį tais laiptais. Iškart policija sustabdė, sako, sako, nesinešti negalima. Tai pačioj ten prisirakinau prie jų. Tai pasakė pasaugos. Tai bandau užlipti. Pasidarysiu kokią vieną kitą nuotraukykę. Bet tai nesigaus, gaila su dviračiu. Pasidaryti nuotraukas. Ką padarysi? Toks gyvenimas. Sveiki gyvi. Taigi šiandien yra 44 diena, kaip keliaunu į Atėnus. Taigi ką, pagaliau kelionės tikslas pasiektas. Atvykau, Akropolis ir Atėnai. Žmonių milijonas, kaip ir tikėtasi, bet gražu pasaka. Kelionė kaip ir baigta, bent jau pirmoji dalis pasiekti Atėnus, o paskui lauk dar grįžims namo. Taigi didelis ačiū tiems, kurie mane palaikė ir tikėjo šitą kelionę, kad viskas pavyks man. Ir ačiū ir tiems, kurie netikėjo, kad pavyks. Papildoma motyvacija buvo minti ir įgyvendinti savo tikslą ir svajonę. Taigi
šitas 44 dienas kelionės buvo pačios turbūt įsimintiniausios gyvenime. Taigi, super čia vaizdai iš tikrųjų. Pasaka. Taigi, žodžiu, manau, po truputį einu žemyn čia leidžius nuo to kalną, nes apačioj palikau dviratį. Policija neleido čia užsinešti į tą kalną, nes dviratuką tenais apačioj palikau. Čia tais laiptukais norėjau, jau pradėjau neštis, bet policija susistabdė, sako, sako, nesinešk, sako, negalima. Tai nežinau, kol kas tiek, einu atgal iki dviračio ir dar kažką pranešiu šiandien, kaip kas. Nu, judesys belekoks ir kaip matau, mano hotelis čia už 400 metrų bus, tai visam miesto veiksme čia jisai. Na, bet gal nieko baisaus. Nuvarysim. Čia pavažiuoti nelabai įmanoma dėl žmonių ir mašinų kiekio. Tai tiesiog nusistumsiu. Čia kokį kilometriuką taip stumiuos. Bet tai ką padarysiu? Tai žodžiu, nuvarysiu iki hotelio. Nusimaudysiu, pasižiūrėsiu kaip ten situacija, dar kažką. Ir reikės išlysti į miestą, apsukti ratuką. Pasižiūrėti kaip kas minimaliai. Ir paskui žiūrėsiu, kaip čia kas situacija su tais Atėnais, su ta Graikija. Ir matysiu, ką dėl rytojaus planuosiu. Ar prasitęsiu tą hotelį, ar neprasitęsiu tą hotelį, ar kitą hotelį pasiimsiu, ar iš viso nepasiliksiu antrai nakčiai čia. Bus matyti, kokį įspūdį paliks čia viskas. Kol kas nelabai kokį įspūdį viskas čia paliek. Pardavėjai ten žmonės, tai tokie labai net nedraugiški, pasakyčiau. Nežinau, gatvės bjaurios. Nepalika didelė įspūdžia. Buvo svajonių mano tikslas čia pasiekti, bet kol kas nekel baisiai šypsena čia. Kol kas Atėnai man lygtais čia, pro tas duris. Bandom išsiaiškinti, kaip čia kas. A čia, ne čia. Pasistatau, žodžiu, dviratį, bandau išsiaiškinti. Kylam su liftu į 3 aukštą. Nežinau, lygtais viskas čia normaliai, kol kas raktus pasiėmiau. Žiūrėsim, kaip ten kas užkilus. Žiauriai sudėtinga čia buvo įeiti į tą kambarį. Kodus visokius vedžioti, raktų pilna, dar kažką. Na, bet šiaip taip įėjau. Kambariuk čia toksai mano paprastas, žodžiu, dviratį į vidų čia įsistačiau. Tai kadangi jau yra čia be 15 ar kažkas tokia 9, tai greitai šoku nusimaudyti ir eisiu tą, prasuksiu ratuką pro miestą, apsižiūrėti kaip čia kas. Ir nežinau, kažką dar pafilmuosiu mieste, gal, nežinau, įdomesnį, jeigu užmatysiu. Taigi, nusimaudęs, persirengęs, tuoj eisiu jau į miestą, kažką pavalgyti ir panašiai. Bet žodžiu, prieš išeinant į miestą, pažiūrim, kaip šiandien sekė su kilometrais. O šiandien numyniau 141 kilometrą. Ir kadangi jau pasiekiau savo kelionės galutinį tikslą, tai greičiausiai taip ir užbaigiam. Tai užbaigiam su 4049 kilometrais. Per tuos kilometrus buvo 34 tūkstančiai sukilimą ir sudeginau 106 tūkstančius kalorijų. Tai kadangi tiek daug kalorijų sudeginau, tai einu kažką pavakarieniauti. Ir susitiksim rytoj, 45 dieną, kaip pradėsiu greičiausiai kelionę atgal link Tauragės. Žodžiu, pusė restoranų nedirb dabar jau, nes be 5-10 yra, o prie kelių nuėjau, tai bele kokias eilės ten pusę valandos laukti eilėse, tai tiesiog nuėjau į kažkokią pusiaukę babinę ir pasiėmiau kažkokį gyrusą. Tai pavalgau ir einu ilsėti, žodžiu. Neturiu čia laiką pusę valandos laukti, žodžiu. Gerai, žodžiu. Turim pusę pirmos jau. Tai laiks, manau, eiti jau miegoti. Užsikimarinau čia truputį.
Čia kol viską įkėliau, visokius važiavimus, kol su visais čia susirašiau, kol dar kažką. Jau ir pusė pirmos atėjom. Tai manau, kad reikia eiti miegoti. Rytoj atsikelsim, prasuksim ratą dar pro Atėnus. Ir greičiausiai bėgsim lauk iš Atėnų, nes nežinau, nepalieka man čia didelį įspūdį. Tai 44 dieną užbaigiam taip ir labanaktis chebryt.